Sveikos mergaitės, noriu pakalbėti apie lieknėjimą. Yra posakis, visi keliai veda į Romą, o aš noriu pakalbėti, visi keliai veda į Lieknėkime kartu programą. Ateina pas mūsų mergaitės lieknėti iš tikrųjų jau kitos pirmą kartą, kitos jau išbandžiusios tam tikras programas, tam tikrus produktus, sportą ir vis tiek jos ateina lieknėti į Lieknėkime kartu programą. Kaip bebūtų keista, gal kažkas atpažins savo žodžius, gal kažkas nustebs, nes noriu pakalbėti iš tikrųjų. Labai šauniai merginos lieknėja, vaizdo įrašo grupėse iš tikrųjų labai meta įspūdingai svorį, kitos gal tiek įspūdingai nemeta ilgojoj programai, kur vyksta susitikimai kiekvieną savaitę, o merginos, kur gauna visą informaciją į užduotis vaizdo įrašuose, labai puikiai meta iš tikrųjų svorį. Atsiprašau, ir kas 20 kg jau numetė, o dar programa nepasibaigusiai, bet einant į pabaigą, kas 15, 15, iš tikrųjų. Ir kai pasiklausai merginų, jos išbandė mitybos programą su sportu, sako, mums ten reikėjo prisiduoti kiekvieną savaitę, bet kažkodėl atėjo vis tiek pas mus. Kažkas gėrė tam tikrus kokteilius, kuriuos ir aš esu kažkada gėrusi, taip pavyko svorį tada numesti su tais kokteiliais, bet aš kaip sakau, tada aš dirbau tokį darbą, kur tiesiog buvo ant išlikimo ribos, ar turi to eisi darbą ar ne, tai reikėjo bėgti, lėkti ir visa kita. Tai, ir vis tiek pat merginos ateina lieknėti, į Lieknėkime kartu grupę. Kitos merginos jau lieknėja iš tikrųjų su ta programa, tai programai būna 2-3 metus, nes jeigu reikia numesti iš tikrųjų didelį svorį, tai jis neužaugo per dieną ir nenumesim iš tikrųjų per dieną, kaip aš jau sakau, ir tas išmokti valgyti, maitintis, jos numeta tam tikrą svorį, pagyvena ir vėl sugrįžta. Iš tikrųjų renkasi nuostabios merginos, kurios turi vienas gal didesnis antsvorį, kitos turi nutukimą ir visos sėkmingai iš tikrųjų lieknėja. Ir sakau, prisiklausau tokių visokių minčių ir kaip merginos ir šitą išbandė ir mūsų vedlė Rita sako, o ką jūs veikiate čia tada? Kodėl jūs čia? Kodėl jūs bandėte ir šitą ir vis tiek jūs esate čia? Tai kažko trūksta, kažkokių įgūdžių, kažkokių įpročių, turbūt trūksta dar kažko ir kaip aš sakau, jeigu sako, visi keliai veda į Romą, aš sakau, visi keliai veda į Lieknėkime kartu programą, iš tikrųjų. Ir nereikia bijoti, jeigu jau išbandėte, nepadėjo, nei sportas, nepavyko susidraugauti su sportu, nes man su juo irgi nelabai aš draugauju, apart ėjimo, kai gražus oras, kai gamta graži, sužaliuoja, tai tikrai noriu prasieiti, patinka vaikščioti ir man galiu nueiti tikrai ne 1 kilometrą, bet esu jau sakiusi. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų tą Lieknėkime kartu programą, kad esu jos dalis, kad galiu padėti merginom, galiu kalbėti iš savo patirties, dalinausi ir brolio istoriją. Kas dar nematė, galėsiu vėl pasidalinti vaizdo įrašų. Taip pat džiaugiuosi savo vyro pasiekimais, kai žmogus miegodamas knarkdavo iš tikrųjų, ten purkškuodavo ir turėdavo kiekvieną naktį žadinti jį, kad verstusi ant šono ar ant kito šono ar kažkaip kitaip, kad neknarktų ir netrukdytų man miegoti. Šiai dienai miegam abudu toj pačioj lovai, po to pačia kaldra, antklodė, ar kaip reikia sakyti, ir jis neknarkė ir jaučiasi labai gerai.
truputį padailėjo figūros. Tai man svarbiausia irgi buvo, kad jis neknarkė. Iš tikrųjų, jokio bado, valgom sveikai, skaniai. Dažnai, kaip dažniausiai būna, ten pasisako, kad reikia ten valgyti tik 3 kartus, ar ten reikia valgyti 5 kartus, kitiems 3 kartus sportuoti ir taip toliau. Iš tikrųjų, girdėjau irgi tokių pasisakymų, kaip gerai jaučiuosi, kai neužkandžiauju, kai valgau tik pusryčius, pietus ir į namus grįžus valgau vakarienę, bet sako, aš taip vakare valgyti noriu, aš taip negaliu, aš galiu viską suvalgyti, aš valgau vakarais viską iš eilės. Tai jeigu tu gerai jautiesi valgydamas tik pusryčius ir pietus, bet vakare viską nori suvalgyti, tai reiškia, kažkas yra ne taip, tai reiškia per mažai maisto, gal kažkiek netinkamas maistas yra ir ląstelės badauja ir vakare mes norim valgyti ir tada norim valgyti viską iš eilės. Tai jeigu mergaitės turite klausimų, norit lieknėti, išbandėt viską ir nedrįstate, iš tikrųjų pradėti kažką naujo, galite ateiti, pabandyti, lieknėkime kartu grupę, programą, kada kitos programos prasidės, iš tikrųjų nežinau, reikės pasitikslinti, bet turbūt vėl bus ir vaizdo įrašuose grupėse, ir normalios grupės, tos ilgosios grupės. Vaizdo įrašuose irgi yra ilga grupė, normali, tik kad viską gaunate vaizdo įrašuose, visas užduotis, nurodymus, kaip ką daryti, o jau normali grupė yra susitikimai kiekvieną savaitę. Sumos programų skiriasi iš tikrųjų, bet kaip ir minėjau video pradžioje, kad mergaitės meta svorį iš tikrųjų labai sėkmingai ir vaizdo įrašuose. Jeigu turite klausimų, galite rašyti man asmeniškai, viską dalinuosi per savo prizmę, kaip aš suprantu, kaip man pačiai sekėsi, ką aš jaučiu, nes iš tikrųjų tiek visko išbandžius, tai čia yra man vienas geriausių atradimų, kad gali valgyti viską, nebadauja, nes yra pasisakymų, kad kiauliena jokios naudos neduoda, o mes valgom ir kiaulieną, ir vištieną, ir bet kokią kitokią mėsytę, kokią patinka, bet kokiame pavidale, kokią jūs mėgstate ir kokią galite valgyti iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų yra nuostabi programa moterims, vyrams ir visiems norintiems sulieknėti. Kartais užmetu žvilgsnį iš tikrųjų pro langą, kas vyksta už lango. Gamta šėlioja iš tikrųjų šiandien. Tai biškį nukrypau nuo minčių, ką norėjau pasakyti. Jeigu turėsite kažkokių klausimų, galite rašyti ir man, ir lieknėkime kartu grupę. Galit Ritai, galit Linai rašyti. Iš tikrųjų, jeigu turit kažkokių klausimų, kažkokių neaiškumų, visada padėsim, atsakysim. Ir viską, iš tikrųjų, programa tinka ir antro tipo diabeto sergantiems žmonėms arba turintiems jau prieš diabetinę būseną. Iš tikrųjų, amžiaus cenzo nėra, žmonės ir jauni, ir vyresni tikrai meta puikiai tą svorį ir padedam moterims mesti. Vyrai eina per individualias programas, iš tikrųjų vyrai galėtų būti iš tikrųjų ir drąsesni, ateiti, lieknėti. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad pasiryžo ir mano vyras, ir brolis lieknėti, džiaugiasi, tai dabar brolis šventė šventes, iš tikrųjų buvo atsipalaidavęs, buvo priaugta 2 kilogramai, bet jis žinojo, nuo ko pradėti ir jis startavo vėl ir šeštadienį gavau balso žinutę iš brolio, sako, šįryt tai buvo džiugu užlipti ant svarstyklių ir pamatyti tuos skaičius. Tai brolio, sako brolis, sveriu šiai dienai 96,6 kg. Jeigu neklystu, brolio tikslas yra 90 kg. Tai kaip sakau, jeigu brolis buvo ten priaugęs
tuos 2 kilogramus, tie 2 kilogramai gali vaikščioti ir nieko nepadarysi. Tai dar kartą pasikartosiu, kad visi keliai veda į Lieknėkime kartu iš tikrųjų ir nieko čia kito nelieka, jeigu jūs nesusitarėt su kitom programom, su kitais iššūkiais. Tai mūsų programa paremta psichologija ir keičiam įpročius. Ir moteris tai iš tikrųjų lieknėja. Tai galit rašyti, klausti visko, ko norit. Ir iki greito pasimatymo. Jūsų Vitalija.